Sveiki draugai, mes turim tikslą aplankyti 30 Lietuvos vandenlenčių parkų per 10 dienų. Taisyklės labai paprastos - aplankyti 3 parkus per dieną, kiekviename iš jų praplaukti ir tiesiog gerai praleisti laiką. Mes jau įveikėm trečdalį savo kelionės ir praeitam epizode aplankėm Ukmergės vandenlenčių parką UVP. Na, o šiandien mūsų laukia 11 parkas, tai mes jau kopiam į antrą trečdalį ir nieko nelaukdami keliaujam, nes reikia skubėti plaukti. Ir važiuojam. Kaip šiandien vėjuotam. Ir mes važiuojam į parką, kur vėjas gali apsunkinti plaukimą, nes esu daug girdėjęs, kad vėjas Elektrėnų mariose kelia didžiulės bangas. Na, mes važiuojam į Elektrėnų vandenlenčių parką Away. Ten dar iš tikrųjų niekada nesam buvę, nors nėra taip toli nuo Vilniaus, bet kažkaip niekada ir nenuvažiuodavom. Mes labai dažnai pravažiuojam jį, važiuojant į Kauną, ar kažkur toliau negu Kaunas, ar grįžtant, bet kažkaip jo, mes vis pralenkdavom jį ir šį kartą jau aplankysim jį ir pažiūrėsim, ar tas mitas apie vėją ir Elektrėnų marias yra tiesa ar ne. Tai važiuojam į Elektrėnus, pažiūrėsim, kokios sąlygos yra plaukti. If I were you, I would have gone too. If my life was such a mess, I wouldn't be you. Bent jau kol kas, tai čia tarp pastatų neatrodo, kad vėjas didžiulis. Gal nebus taip blogai, kaip žmonės kalba dėl vėjo. Bet pažiūrėsim. Jaučiu, kad nueisim į pakrantę ir ten pakils vėjas. O gal ir ne? Gal visur bus gerai. Reikia būti pozityviems. Pirmą kartą ir kiek esu girdėjęs, tai kad kai vėjas yra, kad čia bangus. Jo, dabar tai vanduo lygis atrodo. Šitam parke daug anksčiau Lietuvos čempionatas vykęs, LVL varžybos darydavom. Net nežinau, kurią sistemą mes plaukti. Tai jis per radi, man atrodo. Tai per radi gali praplaukti. Į priekį plaukiant, atgal kai plauki toks stiprus vėjas, kad atrodo net atsimerkti negali. Taigi, Away parkas Elektrėnuose. Pirmą kartą čia lankomės. Kol kas, nors ir vėjuota, bet panašu, kad vėjas pučia iš tinkamos krypties. Nes bangų absoliučiai nėra. vanduo.
tai fainas. Fainas, šiltas jau. Į tą pusę plaukti atrodo net lėtai plauki atgal. Tas vėjas į tave vien. Tai aš sakau, kai nukritau ir pradėjau į šitą pusę plaukti, tas vanduo nuo šalmo laša tiesiai į akis kaip ir kokia audra. Kaip sekėsi plaukti? Vėjas pučia nuo kranto panašu. Tai nėra bangų. Vanduo, nesakyčiau, kad lygus, bet neblogas vanduo, vandens paviršius. Bet kuomet plauki atgal ir vėjas pučia tiesiai tau į veidą. Ypač nukritau ir iš vandens, kai kilau, vanduo nuo šalmo teka, tiesiai į akis atrodo per audrą plauktum. Bet pirma sistema, mano manymu, vyresnė, yra daug lengvesnė pradedantiesiems, nes figūros labai draugiškas. Dabar eisiu plauksiu dešinę sistemą, ten figūros atrodo truputį didesnės, pažiūrėsim, kaip ten seksis. Antra sistema, figūros didesnės. If I were you, I would have gone too. If my life was such a mess, I wouldn't be you. But I woke up to yet another morning out of the blue. You went and I was left behind. I know you found your peace of mind. Jo, čia 11 parkas. Tai 11 mūsų parkas Away Elektrėnuose. Tiesą, labai daug girdėta apie jį. Taip, ir visi sako, kad jeigu ten vėjas, tai bus labai didelės bangos. Taip. Bet iš tikrųjų tai yra mitas. Tai yra melas. Nes vėjas buvo, tikrai, ypač plaukiant nuo kranto, atrodo labai lėtai plauki. Plaukiant į krantą, vėjas buvo tikrai stiprus, nurodo 3 kart greičiau plaukė. Tai vėjas ir bangos Elektrėnuose yra absoliutus mitas, išskyrus, jeigu pučia pietinis vėjas. Tai mums sakė operatoriai. Jeigu iš pietų pučia vėjas, tuomet taip, bangos yra, bet kitokiu atveju, jeigu iš šono arba nuo kranto, chill. Dabar vanduo nebuvo stiklas, nebuvo visiškai lygus, bet visiškai netrukdė. Ir nesiskiria nuo kitų parkų, tai Jo. ta mūsų baimė dėl bangų visiškai jos nebuvo. Ja, nes mes daug kartų esam galvoję gal varyti į Away, į Elektrėnus ir tuomet pagalvoju, pučia vėjas, ne, girdėjau, kad ten bangos, tai nebijokit to, tikrai aplankykit ir varykit. O dėl pačių parko, tai jie yra įsikūrę Elektrėnų mariose. Jie turi katerį, ant kurio galima surfinti, paskui kurį galima veikinti, turi vandens motociklus, batutus, kavinę. Tai yra puikiai vieta mėgautis vandens sportais. Ir gerai praleist laiką. Ir gerai praleist laiką, ką mes ir padarėm, koks mūsų tikslas ir yra. Ir šiais metais parko administravimą perėmė ar įgavo Fangangas. Tai Fangangas šiais metais prižiūri Away parką ir taip, jie vis dar įsirenginėja, viską ruošiasi, bet didžioji dauguma dalykų jau yra įrengti, jau veikia ir aš matau ten labai daug potencialo, nes Fangango raideriai ir visi, kurie yra tos bendruomenės dalis, jie jaučia aistrą sportui, jaučia aistrą vandenlentėm ir tu jauti bendraudamas su jais. O apie patį parką tai yra 2 sistemos. Viena lengvesnės figūros, kur Ilona plaukia, kaip figūros tau.
Man patiko, tikrai buvo lengva per figūras plaukti, tai rekomenduoju. O aš plaukiu abiejose, tai vėlgi puikios junito figūros ir net nežinau, ką ir be pridurti. Tiesiog apsilankykite, jeigu dar nesate apsilankę, nes tas vėjo mitas yra tiesiog mitas. Tai apsilankykite tenais, o mes važiuojam į paskutinį savo šiandienos 4 dienos parką, tai jau 12 parkas bus. Tai mes važiuojam ir susitiksim kitam video, nepamirškit prenumeruoti. Iki.